Taigi pirmąjį Rein etapą pabaigėme, pasiekėme 300 000 Lietuvos gyventojų, sujungėme visas Lietuvos kaimiškąsias seniūnijas, pavyko atiduoti operatoriams naudotis per 6000 km infrastruktūros. Ir iš tikrųjų šitas projektas yra padarytas laiku. Tai čia gražiai sukooperuotos ir Lietuvos, ir ES lėšos duoda rezultatą. Gražus pavyzdys, ką ir sako lietuvių patarlė, kad kai tu stos, visados daugiau padarys. Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla plačiajuosčių internetu jau naudojasi 4. mėnuo. Mes negaištam daug laiko, gaudami elektroninius laiškus, juos siųsdami, persiųsdami, dalindami informaciją kitiem. Vaikai nespėja per pamokas užsimti kažkuo kitu, internetas veikia labai greitai. Kadangi esam ir turim didelį ir turim partnerių užsienyje, tai mes galime naudoti plačiajuostį greitai internetą ir vaizdo konferencijas organizuodami. Mes bendraujame realiame laike, čia ir tenai. Viską galime įrašyti į vaizdo laikmenas, tai yra DVD ir kitus formatus. Ir mūsų tarptautiniai partneriai džiaugiasi, kad mūsų ryšys yra kokybiškas, nes mes esame įjungti į Europos tinklus. Vystantis informaciniam technologijom daugėja mokomųjų priemonių, ta prasme vadovėlių. Yra puikia programa informacinių technologijų išleista 5-6 klasių mokiniams gamta ir žmogus. Internete yra patalpinta medžiaga pamokoms, yra be galo daug įvairių laboratorinių darbų, kuriuos mokiniai gali atlikti tiesiog online, interaktyviai. Biblioteka yra jungtinė, taigi yra skirta ir Lapių miestelio bendruomeniai. Kuo skiriasi ir kuo ypatinga, tai ji turi 10 vietų internetinę skaityklą, o tai reiškia, kad gali mūsų tiek mokyklos darbuotojai, moksleiviai, taipogi miestelio visi bendruomenės nariai gali naudotis internetu ilgą laiką, vakarais, po darbo ar anksti ryte. Moka mokesčių žmonės, deklaruoja mokesčių inspekcijai, ieško darbo. Tiek jaunimas skaito skelbimus, naudojasi bendravimui su bendramžiais. Aš domiuosi tapyba, piešimu, taip pat ir kompiuterinė grafika. Dabar vis dažniau reikia ieškotis informacijos internete ir piešimo viskam minčių. Per pamokas labai naudojamos informacijos technologijos, ypač per biologijos, chemijos, lietuvių kalbos pamokas. Šiais metais informacijos paieška žymiai pagreitėjo, failų atsisiuntimas taip pat greitas, sutaupau daug laiko, galiu į kur nors kitur praleisti. Mokykla įsisavino plačiajuostį internetą. Tai yra didžiulė paslauga mokiniui. Mums bendraujant su edukaciniais partneriais užsienyje, kurio pasiekoje mes galime vesti ir konferencijas, pokalbius su vaizdo stebėjimu ir matymu vieni kitų. Tai yra mums pagalba didžiulė tvarkant visus internetinės bankininkystės dalykus. Tai yra didžiulė pagalba tvarkant visą mokinių duomenų bazę. Šiais metais prisijungiam laiku prie kelpo sistemos, prie egzaminų centro, gavo medžiagą laiku, ne taip kaip kai kurios mokyklos kaimyninės, su kuriuom teko pabendrauti. Ir tai labai ramu, ta prasme, kad laiku gauta informacija labai nuramina, nerviškai nereikia, emociškai tokių pergyvenimų ir panašiai.
Pedagogams irgi pasiruošimas pamokoms labai pagerėjo, nes mes galime visi prieiti prie interneto, kadangi mokykloje 52 kompiuteriai turi internetinį ryšį, administracija turi, skaitykla turi, mes 3 informacinių technologijų kabinetai turime šitą ryšį ir vietinis tinklas yra, kuris irgi taip pat nenutrūksta, galime bendrauti, taip kad tikrai džiaugiamės. Šiame moderniame pasaulyje informacija yra pats didžiausias turtas. Tada be jokios abejonės greičiai informacijos pasikeitimo labai svarbu. Jeigu norim būti turtingi, reiškia turim turėti gerą sistemą, kad ta informacija tekėtų greitais kanalais. Tai kaip ir organizme yra, sakykime, kraujagyslės, tai yra nervų skaidulos, tai aš lyginu šitą projektą būtent su žmogumi. Tai mūsų valstybė Lietuva šiandien turi galimybę gerais nervų kanalais perduoti visą informaciją, visą protingą informaciją žmogaus sukurtą. Nuo šių metų gegužės 1 dienos, naudojant Reino šviesolaidinės technologijas, visos 9 kaimiškosios Utenos rajono seniūnijos ir Utenos rajono savivaldybės administracijai yra prijungtos optinio interneto ryšiu. Šis sprendimas jungtis prie Rein optinių linijų buvo priimtas, bandant spręsti ypatingai kaimiškųjų seniūnijų internetinio ryšio problemas. Tikimės, kad Švietimo ir mokslo ministerija iki šių metų rugsėjo 1 dienos per Rein optiką prijungs ir visas kaimiškasis Utenos rajono mokyklas. Tai yra 8 pagrindinės mokyklos ir Užpalių gimnazija. Seno interneto spartą. Matot, čia buvo 4 megabitų srautas, tai jo greitis po apkrovimu būdavo apie 3 megabitus per sekundę. Dabar mes turim ir Reino internetą. O jeigu pažiūrėsite į šį ekraną, tai jo sparta jau interneto sparta, jau virš 30 megabitų per sekundę. Visą tai pagreitina, palengvina mūsų darbuotojų darbą. Savivaldybės vicemeras Meškauskas klauso. Labadiena, vicemerė. Labadiena. Jūs matėte mūsų vaizdo miestelio iš savo kompiuterio vaizdo kamerą, kur stebėjimo kamera pastatyta? Tikrai matėm, mums demonstravo čia informatikos specialistas ir mes matėm visą vaizdelį, kaip atrodo Vištyčio sankryža ir joje vaikštinėjantys žmonės. Tai labai šaunu, nes šitas dalykas mums, man atrodo, labai geras bus. Gerbiamas seniūnė, geros kloties darbuose, iki susimatymo. Tai dėkui, pasimatysime taryboje, manau. Galimybė pasinaudoti informaciniam technologijom parodė ir pieno kvotų aukcionai, kur sudalyvavo patys ūkininkai, tai vėlgi ne be interneto. Deklaruojant pasėlius ir įbraižom tų pasėlių ribas žemėlapiuose. Tai jeigu paskaičiuosime, tai deklaracijų reikia užpildyti apie 30 000 lapų, žemėlapių išbraižyti šiek tiek daugiau 30 000. Tai palyginus yra dideli darbai. Antrą savaitę į mūsų rajoną atėjo Reinas, kurio mes visi laukėm. Ir žinot, šitie darbai skyrės kaip diena nuo nakties, kas buvo pradžioj ir kas dabar. Mūsų Gražiškių seniūnijoje žemės naudmenis ir pasėlius deklaravo 338 gyventojai ir jie visi deklaravo tai internetu. Iš tikrųjų tai palengvina mums mūsų darbą ir mūsų žemės ūkio specialistams darbą. Ir žemės mūsų nenašiaus, ir žemės sklypeliai nedideli, ir jie suskaidyti. Ir todėl, kai internetu deklaruojam, mums nereikia kiekvieno žemės sklypo apibrėžti ranką. Nes iš karto mes jį matom kompiuterio ekrane ir tai mums labai palengvina darbą. Be to, Gražiškių seniūnija yra nutolus nuo Vilkaviškio rajono centro 25 km. Ir internetinis ryšys mums padės greičiau gauti informaciją, greičiau susisiekti su savivaldybė, pasikeisti informaciją ir taip pat komunikuoti ne tik su savivaldybė, bet ir su pasauliu.
Mes naudojamės internetu, jį turime, esame labai patenkinti. Pagrinde internetu naudojuosi aš ir dukrus. Susimoku visus mokesčius, nereikia stovėti eilėse prie kasos. Turime Skype'ą, tai mergaitės jų pagalba bendrauja su draugais, ne tik kaimo ribose arba rajonų ribose, bet jos turi susiradę draugų ir užsienyje. Galą televiziją pasijungėme prieš porą mėnesių ir esame labai patenkinti. Šiaip tai žiūrime visi šeimos nariai. Ūkininkaujam su šeima kažkur tai 15 metų. Pagrinde gyvulininkystę užsiimam, naudojamės internetu, perkam techniką per internetą, susiieškom, atsiunčia mum nuotraukas, pagal nuotraukas atveža, pirkom traktorių. Mes, kai laikom melžiamas karves, tai jos pieno tyrimai Kaune atliekame, tai mes interneto pagalba sužiūrim kiekvienos karvės produktyvumą, riebumą. Tai 15 metų ūkininkaujam. Turi 120 gyvulių. Patys dirbam viskų. Laiko praktiškai nebėra. Kažkur tai nuvažiuotum, pasižiūrėtum ir technikas, kai reikia. Reikia kažkur tai važiuoti kitom pusėn Lietuvos, kad pasižiūrėt. Aš internete gal būtų greičiau. Kai kiti ūkininkai, tai užsimoka daug kur paslaugas internetu, tai va, žemės deklaravimas, tai vaikam būtų gerai gal jau, nes mokslam prisireiks. Ir patiems gal būtų gerai. Nežinom tas, ko ne. Ūkininkaujant būtų tikrai parama gal didelė. Internetas, sakyti detalės kažkokias tai. Ir šiaip įdomus dalykas. Mes dabar, kai kalbam apie 300 tūkstančių gyventojų kaimiškose vietovėse, tai yra tik 1/3 gyventojų. Dar liko daugiau kaip 600 tūkstančių. Artimiausiu metu turi būti pradėtas antrasis šito projekto plėtros etapas – REIN 2. Lietuva galėtų būti pavyzdinė valstybė kitom ES valstybėm,